BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste gintai, nu ką, važiuojame toliau šiam pas mus technologijų pasaulyje. Tesla. Arba jūs ją mylit, arba jūs jas nekenčiat. Ir aš bandysiu paaiškinti, kas Teslai dabar pasikeitė. Galbūt jau nėra taip blogai, kaip buvo, o galbūt liko taip pat blogai. Iš esmės, Tesla labai daug ką mums žada. Žada Roadsterus pačius greičiausius, bet kol kas dar jie neišėjo. Žada, kad tai bus robotaksi, kur gali pati vairuoti ir tu tiesiog su appsu galėsi jie išsikviesti. Po to žada Model 2, kuris bus $25 000 vertės ir bus jaučiu 2 vietės, nu gal 4 vietės, niekas dar nežino tiksliai. Bet esmė, kad jis bus pigesnis. Kol kas naujausias modelis iš Teslos yra Model 3 Highlands. Iš esmės galiu pasakyti visiškai kitas automobilis negu senas Model 3. Ir aš bandysiu jums paaiškinti, kodėl. Nu ką, jūsų dėmesį Tesla Model 3 Highlands. Ką mes pirmą matome? Naujos lempos. Lempos tapo daug mažesnės, aštresnės. Ir netrodo iš priekio kaip Jibanas Crazy Frogas, blėt. Nes dabartinių senų Tesla Model 3 vairuotojai, nu blėt, nu tokį turi baisų automobilį, blėt. Jis keistai atrodo, blėt. Ir dar tos lempos baisios. Pagaliau dizaineriais suprato, kad reikia lempas padaryti gražias, plonas, blėt. Ir automobilis tampa visiškai kitoks, na. Iš galo, taipogi pamatysite, kad yra lempos ištaisytos, nes anksčiau buvo dideli tokie plastiko gabalai, kurie nuolat po valymą, po plovyklas, blėt, prasodavo. Ir nors tavo mašina nauja, ten į vidų patekdavo vanduo arba rasa. Dabar tos problemos nėra. Lempos tapo gražios, minimalistinės ir pagaliau, blėt, nesikaups tam vanduo. Čia 2 pagrindiniai aspektai, palyginus su sena Tesla. O šiaip, nu ką, kalpokai. Kas pasilgo gariūnų klasikus pirkti kalpokus, tai va čia yra kalpokai, susibražot kalpoką, galite pasikeisti kalpoką naują, galite nusiimti, bet šiaip visumai šitie kalpokai atrodo gražiai. Spalva pilka yra juoda, balta nemokamai, kai kuriuose šalyse pilka yra nemokamai, bet Norgiai tai yra mokama spalva, nes šita taškė yra From Norgiai su vardiniais numeriukais 91 nahui. Kaip pas mus va, visi dabar mėgsta pantavot su numeriais, Norgiai ta pati huinė. 91 metų gimimo čiuvelis. Bet Norgiai, tu gali vardinius numerius turėti tik 10 metų nahui už štuką eurų. O pas mus gali visam gyvenimui pantavoti. Dėl spalvos asmeniškai gal imčiau juodą, bet ir vyšnio spalva labai zaibys atrodo. Jinai nėra tokia raudona, jinai vyšnė graži spalva. Štai Teslai tinka. Diskai gali būti turbininiai, gali būti tokie sidabriniai diskai. Bet iš esmės, blėt, aš sakau, jeigu jūs kurva norite pirkti Teslą, jūs greičiausiai turite įmonę, greičiausiai esate įtyšnikas, jūs nurašote ant labo PVM, paimat subsidiją apva 5000 eurų ir imat patį pigiausią variantą su sulfūro baterijom ir jums ta taškė kainuos kapeikas, blėt. Jūs su ją pavažinėsit, sudrošit nahui, atiduosit Teslai, pasimsit naują. Kodėl atiduosit Teslai? Nes Tesla nuo kitų metų atsidaro oficialiai atstovybę Lietuvoje ir servisą. Tai reiškia, kad galbūt pigesnis bus kasko, nes dabar apdraus tokią Teslą Lietuvoje, blėt. 2500 eurų, blėt, nu jūs jibanutė nahui. BMW pizna, kaip nežinau, kaip, blėt, kai višnaitės, blėt, pizna nuo krūmų, kaip obulius, blėt, pizna kaimuose vaikai. O čia tik Norvegija jas pizna. Jas pizna Norvegija dabar dėl baterijų. Tiesiog nuima nahui visą bateriją ir aš neabejoju, kad čia lietuviai žino, kad čia greičiausiai lietuviai daro šitos dalykus. Norvegai nemanau, kad pizintų. Bet yra problema, kad pizna visas baterijas Norvegijai. Tai aišku, šitą mašiną būtina yra kaskuot. O Lietuvoje kol kas nėra piznama niekas, bet kasko vis tiek yra brangus, nes vat, kažkodėl galvoja, kad Tesla vairuotojai tai yra IT-šnikai kaip Deadmausas, kurie, žinai, tatuiruoti ten, kurie mėgsta CS-ą palošt, kurie, karočią, mėgsta išgert, patūsint, pagazuot, blėt, padriftint ir jibatsą kur nors. Bet taip nėra. Tiesiog esmė yra tokia, kad mūsų draudikai labai tingi vežti po to mašiną į Lenkiją taisyt, nes jeigu kokios stabdžių kaladėlės pareina, tada turi važiuoti į Lenkiją. Tai vat, nuo kitų metų greičiausiai viskas bus Vilniuje padaroma. Ir visi tų pseudų servisiukų įkūrėjai, kurie imdavo po 2-3 štukas eurų už bet kokį šūdną remontą, nes taisyti Teslą neautoriniam servisui yra pragaras, dabar jie darbo realiai beveik neturės. O jeigu ir turės, nu, tai tegul žmonės perka tos amerikonus Teslas, nes dar kartą pakartosiu, amerikietiška Tesla, jinai kaip amerikietiškas iPhone'as, tik dar blogiau, jinai neveiks normaliai. Jūs turite imti europinę Teslą, jinai turi būti nedaužta, blėt. Čia yra kaip iPhone'as.
Suprantat, kad dabar, vat, jeigu turi šitą Tesla trečią, tai tu esi verkas, tu turi kaip 16 Pro Max, nahui, arba Pro. Ir visi, kas turi 15 Pro arba 14 Pro, yra lokai. Tai va Tesla pasaulyje yra visiškai tas pats, jie matuojasi bibėjais, ko naujesnė tačka turi būti. Tai šita kol kas nauja, tai jeigu mes važiuosime, pakeliui pamatysime su Tesla Model 3 senesniais automobiliais, tai mes, drąsiai galima sakyti, kad tai yra lokai, nahui. Ir jie tai pripažins, blėt. Čia pas juos yra tokia social shaming dalykas. Privalo būti kuo naujesnis, nes jeigu nenaujausias, tai pizda. Ko čia einam pasižiūrėti, kas čia gero pas mus dar yra. Čia vat stovi visur kamerikės, Sentry modas įsijungia. Jeigu bijote, kad jūsų kaimynas dalbajobas gali su raktu praeiti ar panašiai, tai vat viską iškart užfiksuoja Tesla į USB raktą. O kartu, jeigu turite Tesla Premium subscriptioną, į kurį įeina vat siuntimas vat duomenų, video, kartu Netflixas, blėt, Spotify, hujam pampė, jūs karčiai realiai hebra, jūs, blėt, nahuim būtai, nahuim namai. Nusipirkite tokią, pasistato centre, statymas elektromobilių nemokamas, blėt. Turite teliką, nahui, turite sėdynę, nahui. Dušas, nahuim dušas, nuėsit į upę, įsimaudys, blėt. Jūs galite būti centre gyventi už 3 štukų eurų, blėt, nu jeigu ant įmonės nurašom. Šiaip tai, šitą taškai Kem 5, PM gali kainuoti, priklausomai kokia komplektacija. Pagrinde reikia žinoti, kad yra sulfūro baterijos, kurios žiemą labai nemėgsta šalčio, bet jos mėgsta būti krautos iki 100. Čia jau ne pirmą kartą kartoju, bet šitą privalote įsidėmėti. Po to yra ličio-jono baterijos. Ličio-jono baterijos, jos yra kaip lenktyninis automobilis, jos yra geriau, bet jas galima tik iki 80 įkrauti. Ir esmė tokia, jeigu mieste važinėjate, nekraukit daugiau negu 80, nes gadinat labai smarkiai greit bateriją. Bet iš esmės, jeigu krausit iki 100 naują mašiną, niekas tai neatsitiks. Antram savininkui gal bus problemos, jums tai nebus tikrai. Nauji Tesla visi turi heat pumpas, tai reiškia, kad žiemą yra pašildymas, čia labai zaibys funkcija ir aišku, elektromobilis mažiau eikvos elektros. Šitą viską jau minėjau ir čia jau drąsiai galite pirkti, neieškoti kažkur tai problemų. Šitoj tačkai viskas jau yra išspręsta. Paskui yra ten, aišku, su 2 varikliais, 4 varomųjų modeliais su galiniu varikliu, yra performances, bet performances yra per kietas. Aš jums paaiškinsiu, kad senas Model 3 pagal kietumą ir pagal garso izoliaciją visiškai yra kitoks automobilis palyginus su šituo. Šitas jau yra beveik kaip S-klasė. Labai keista, kad jie sugebėjo taip greit padaryti šuolį, nu bet matomai hebra dirba, gal dizaineriai nauji, gal inžinieriai pagaliau pasakė, kad Elon, enough tweeting, nahui, davai, dėlai padvietsku, blėt, ir padarė, nahui, šaunuonė. Galas gražus, lempas galinės man labai patinka, aš nežinau, aš kaip žiūriu iš galo, jie pasie tokie biustai, tokios lempos. Jeigu mašina dar yra raudonas spalvos, nu grinai primena lengvai kažkokią sportinį automobilį. Blembas, dėl dizaino, jinai man panašiai gal į pelytę, tokia ultramodernė Apple pelytė šitam iMac'ui. Nežinau, galas man patinka. Man vat, patinka užrašas, tas Tesla, nėra to debiliško ženkliuko, blėt. Dabar visi tas deda užrašus, nes dabar čia, kaip nežinau, New Age, Luxury, blėt, bet jūs suprantate, kad tipo realiai dizaino prasme mes kuo toliau, tuo labiau žengiam tipo, į tokį, kad visi automobiliai atrodo vienodi ir pilki. Čia biški huinė dėl to. Bet, nu blėt, nu gal šitą Tesla vat, dar atrodo gerai, nahui. Bet ateitie kaip bus, taip gybi žino, nahui. Suka kaip šalta, blėt. Čia iš šitos pusės, čia iš BMW pusės pakrovimas, debiliškas pripratimas. Turėčiau palėtės atidaryti, va, atsidaro, CCS pakrovėjas, europinis, viskas zaibys, krauni, važiuoja, problemų neturiu. Po to reikia uždaryti, kažką paspaus, blėt, kadangi aš nesu Teslavodas, nenoriu laužyti, zaibys, kad aš taip ir paliekam, nahui. Šiltą viduj nenoriu lysti. Ai, va. Blėt, viduj taip malonu, nahui, sėdėt, viską pakeitė pagaliau. Nes anksčiau, blėt, kaip Model I testavom, baisus viduj salonas, tas vairas, blėt, tas, blėt, tai raidė, blėt, su folga, nahui, pizda, karočią, nahui, nu pizdėts, karočią, kaip Mario Kart, nu prikolas, bet nu nejuokinga, nahui, kada reikia kiekvieną dieną važinėti. Šitą tačkę daug malonesnė viduj yra. Realiai, Teslos jos negenda, jas aptarnauti yra pigiausiai, aišku. Jeigu jūs esate tas senis, kur ryte, blėt, rytulika nueinat, atsikrenkščiut, pamižat, išsivalo dantys, po to sėdat į mašiną, arba einat įsimaudyti ežerą ir toks, kokia gerai. Šitą mašiną jums jau nebetinka. Jūs esate ta amžiaus kategorija, kur nusipirkėt Volkswagen Transporterį,
šaraną, važinėkit ramiai, ramybės jums, žiūrėkite televiziją, valgykit lašinius, viskas jūsų gyvenime yra jau zaibys, anukus auginkit ir panašiai. Čia yra aitišnikų mašina, aitišnikai yra naujo pasaulio roko žvaigždės. 15 amžiuje buvo kunigai, 80-ais buvo roko žvaigždės rokeriai, dabar roko žvaigždės yra Nvidia vadovai, Teslos vadovas ir kiti aitišnikai. Jūs esate roko žvaigždės. O roko žvaigždės visos, kurios yra IT sferai, nori turėti Teslą, parodyti kitiem, kad aitišnikam, kad jie yra prie technologijų. Iš esmės, kažkas kalbėt, kad čia yra automobilis, būtų keista, nes čia yra daugiau kaip iPhone'as, kuris labai greit tave gali nuvežti. Šiek tiek fizikos dėsnius laužo. Šiaip pasakysiu aš jums tokią chuinę. Jūs galite sakyti, kad jo elektromobiliam jau pizdatė, nieks jų neperka. Jo, jų neperka, labai smarkiai nukrito Europoje pardavimai. Ir žinote, kodėl jie nukrito? Nes, blėt, koks Porsche, blėt, BMW, Mercedes labai brangiai leidžia tos elektromobilius. Ir jų vertė labai greit nukrenta. Ir nieks nenori tų elektromobilių pirkti. Pardavimai nukrito drastiškai, aš bijau sumeluoti, ar tik 40% Europai. O vokiškiam automobiliam tam iš viso ar 60% nukrito pardavimai. Tai čia yra drastiškai blogai, nes ta prasme gamintojai planuoja 5 metus į priekį ir jie jau supranta, kad jie dabar negalės išpildyti normatyvą ir akcininkai pyks. Bet vienintelis dalykas, kad Tesla Model I yra ten Norvegijai numeris 1 parduodamas automobilis, Kinijai labiausiai parduodamas elektromobilis, Europoje irgi labai mėgstamas. Taipogi kiniški elektromobiliai dabar yra labai populiarūs. Zeekris, NIO, BID gamina, MG ir labai pigiai. Ir Xiaomi gamina, labai pigiai gamina elektromobilius ir jie yra pilnai išbaigti ir karočiui su jais galima realiai normaliai važinėti. Tai esmė, kad europiniai gamintojai supranta, kad jie apsišyko, nu ką tu parodysi pasauliui su tačkiu už 105 gabalų eurų. O kada tačkiai kainuoja 25, 35, 1000 eurų. Dar yra prikolas, yra sensas pirkti tokį šūdą, vėliau jį atiduodi salonai, įmi naują. Aišku, reikia gyvenimą tada daugiau varyti, stengtis, swabą atidarinėti, bet tada yra logika. Šiaip pirkti tačkiu už 105 000 eurų ir po to parduoti ją, blėt, už 50, logikos nahui, jokios nėra, blėt. Vienintelė problema, kurią turi Tesla Lietuvoje spręsti, pastatyti ne tik Kaune prie neveikiančios kavinės elektromobilių krovimo stotį, Teslai specialiai, o pastatyti Šalčininkose, kad galėtų žmonės cigarečių kontrabandą veždami pasikrauti elektromobilį, kad galėtų pastatyti arti Klaipėdos, kad galėtų žmonės važiuodami į Nidą pailsėti su šeima įsikrauti elektromobilį, kad pastatytų stotelį kažkur Vilniui, kad galima būtų pastoviai krautis labai greit ir pigiai. Nes Teslos esmė yra geras pakrovimo stotelio tinklas. Varšuvai kažkur tai prie Lietuvos ir Lenkijos sienos irgi reiktų pastatyti stotelę. Karočią, vėliau į Europą važiuojant, tų stotelių yra pakankamai daug. Norgijoje lygiai taip pat yra tų stotelių kaip Prišikta. Suprantat, tada yra visiškai kitas naudojimo būdas. Tu nesi paliekamas likimo valiai. Bet turiu jums vieną mažą patarimą. Jeigu važiuosite tarp miestinę kelionę su elektromobiliu, būtinai elektromobilio pakrovimo stotelį pasimkite buteliuką mažą, gražų, žavų buteliuką lubrikanto. Nes jūsų elektromobilio draugai, kurie krausi su jumis 2 valandas, irgi norės su jumis biškai pajudėti, kaip sakant. Teslos iš esmės negenda, bet Teslų savininkai vis tiek tarpusai niekada nesisveikina, nes jie jau sveikinasi swingerių vakarėliai dieną prieš. Kažkoks Lievi bairiai, blėt, krūva. Tėvelio bairiai, tėvelio bairiai. Elektromobilio vairuotojai dažnai galvoja, kad jie gelbėja pasaulį, nors jie, galbūt nežino, galbūt ignoruoja tą faktą, jog dažnai elektromobiliam baterijos yra baterijom reikalingos medžiagos, tarkim, išgaunamos Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur mažų vergų vaikų rankomis yra išgaunami visi mineralai reikalingi jūsų elektromobilio baterijom, bet tai yra turbūt nesvarbu. Svarbu yra tai, kad jeigu jūs netyčia per CSGO LAN partiją užstatysite kam nors vaiką, nebeda, čia galite savo vaiką į saloną įsodinti, gražiai Isofix sėdynės ir jūsų, kaip sakant, naujagimis galės smagiai su jumis važinėti greitai. Blet, dėl salono pasakysiu, aš nežinau, jie kažką, blet, padarė su to salonu, kad, blet, čia viskas zaibys. Odinės sėdynės, čia odos imitacija, bet vis tiek viskas maloniai, gan apsiūta, čia tokio Alkantaros imitacija, apšvietimas ambient. Ir viduj maloniai sėdėsi. Langai, būtent paminėsiu, kad langai ir priekį ir gale yra stori, jie gerai izoliuojam. Gaila, kad Tesla iškart neišleido tokio elektromobilio. Mūsų laidos rėmėjas yra Detailing Baltics. Ir Detailing Baltics mums parūpina vieną iš geriausių automobilių chemijų. Šiandien mes turime Evocar produktą V-Coat. Tai yra keramikinė danga jūsų automobilio kėbului. Išsivalėt automobiliuką, pasipurškėt Evocar V-Coat
ir jis blizgės kaip deimantėlės. Ir galbūt šį rudenėlį, jeigu neturite antros pusės, 100%, 99, nes 100 garantuoti nieko neįmanoma, tu susirasite antrą pusę. Arba bent jau jūsų draugai pasakys, tavo tačkė atrodo kaip ką tik iš salono. Taipogi, jeigu pas jūs ratlankiai rudenį važiuojat, visur purvina, šlapia, susidaro daug ant diskų metalinių apnašų ir yra specialus Evocar produktas Bleed Remover. Iron Removeris nuima metalinės apnašas, diskai pradeda vėl žvilgėti, jie tampa kaip nauji. Superinis produktas, asmeniškai pats naudoju ir labai daug sutaupo laiko gyvenime. Ir žinoma, Detailing Baltics turi produktą Evocar Ultra Soft Microfiber, tai yra labai minkštos šluostas, skirtos valyti kėblui, skirtos valyti salonui. Jeigu kažkas apsitaško, jeigu žmona netyčia valgo ledus, aptaško salonų, nieko baisaus, ant žmonosgi nepyks. Nusivalote su chemija, nusivalote su servetėlė ir viskas, problemų nėra. Evocar naudoji ir problemų nematoji. Detailingbbaltics.com, nuolaidos kodas apačioj su nuolaidos kodu IGOR -10%. Pasinaudok. Nuolaidos kodas aprašyme. Ir čia yra problema tame, kad turbūt žmonės visą laiką nori priklausyti kokiai nors bendruomeniai, kad jaustis, kad jie priklauso kažkam aukščiau negu jie patys. Ir dėl to natūralaus noro, nes dabar jau galima sakyti visos religijos, jos prigeso. Jauni žmonės nežino, jiem reikia įkvėpimo. Ir įkvėpimo dažnai žmonės ieškosi dabar technologijose. Elno sektos visi nariai labai karšygiškai visą laiką gindavo tiesą, nors iš tikrųjų yra prie ko prisipist. Senas Model S niekam tikės. Jeigu jūs nusipirksit seną Model S, jūs be galo brangiai taisysite viską. Plius serviso kol kas dar normalaus nėra. Ar amerikietišką mašiną jums norės autorizuotam serviso taisyti, aš smarkiai abejoju. Galbūt, bet aš labai smarkiai abejoju, nes esu girdėjęs, kad labai smarkiai reikia padirbėti, kad jie tau padarytų europinę tą mašiną. Ten beveik neįmanoma. Reikia maždaug gyventi Amerikoje, tada persirišit gyventi Lietuvoje ir tada tau gali tą mašiną sueuropint. Bet jie to jums nedarys greičiausiai. Tai esmė, kad Tesla Model 3, Tesla Model I visos buvo dėžės ant rato, kaip Mario Kartingas Tesla Model I, o trečias modelis iš viso buvo niekam tikęs. Ir šitas Highlines modelis staiga tapo normalus, blėt. Man labai keista, nahui. Bet jūs vis tiek visą laiką gynėt, kad Elonas visą laiką žino geriau į ateitį. Taip, jis galbūt žino, bet geras mašinas gamina dizaineriai, ne Elonas, gamina inžinieriai. Tai labai smagu, kad inžinieriam davė pasireikšti. Vienintelė problema su Model 3, kol jūs turite naują tą Model 3, gal metai, 2, Lietuvoje dar jų per daug nebus. Bet dabar jau, tų senesnių Model 3 jau Vilniaus centre kaip ryšiktai, visi naudojasi tom lengvatom, kad yra nemokamas parkingas, tai bus mažo užterštumo zonos, blėt, kur tik su mažo užterštumo variklių mokėsi mažai, arba su elektromobiliu nemokėsi iš viso už įvažiavimą. Tai Tesla Model 3 senų bus dar daugiau, nahui. Taksistai, blėt, su jom važinėja. Kur čia pizdarė. Esmė, kad prestižas Teslų krenta. Tesla tampa kaip Fordas, nes iš esmės taip ir buvo sugalvota, kad Tesla ir yra kaip Fordas. Tiesiog po 100 metų Amerika vėl pramonė atgaivina elektromobiliam. Viskas yra čia gerai su tom. Yra vienintelė maža problema. Kol su Tesla važiuosite į biurą su savo draugeliais ofise valgyti dienos pietų, pas jūsų žmona greičiausiai atvažiuos čiuvelis su Dodge Challenger V8 varikliu. O ką jis ten daro, ką jis ten su ją darys, nieks nežino, legenda nutyli. Bet jūs giliai širdės suprasti, kad kažkas negerai, bet vis tiek bandysite tai užgniaužti. Vakare pasijungsit kompą, įsijungsit CSGO ir stengsitės užsimiršti apie savo egzistenciją. Minusiukas gali būti, kad šitos rankinėlės žiemą gali konkrečiai užšalti. Ir nėra jokios garantijos, kad jos neužšals, nes jas atidarinėti nėra patogu. Patogiausiai, ką yra sugalvojęs, tai dabar BMW. Tiesiog iki šią ranką yra sensoriai paspaudė ir viskas. Nereikia nei valyti, nei prižiūrėti papildomai. Čia galimai gali būti ateityje didelės problemos. Kuo skiriasi Model 3 nuo Model I? Model I yra lygiai toks pats, tiesiog yra pakeltas, sėdi aukščiau ir hatchbacko galas. O čia specialiai atsidaro tik tai bagažnikas. Bet bagažinė yra irgi pakankamai daug vietos, tipo vežimėlis ten galbūt sutilptų iš bėdos, blėt, o gal ar ne, nahui, hui, žinai, turėtų sutilpti, blėt. Ko čia taip, hipotetinė situacija, IT pasaulyje, ką aš galiu pridirbti, nahui, parsisiunčiau nelegaliai, blėt, CS-6, nahui. Ir karočią mane tam bahūri, blėt, tu čia nemokėjai šaibų, nahui, tu čia, blėt, sėdai ant babkių, arba, blėt, neužmokėjai už skiną, kur tariamas už 10 000 eurų CSGO.
skiną kažkokią tai nupirksiu, man perveda tą skiną ir aš babkių nedaviau. Ir mane, blėt, sudina hipotetiškai bagažinę. Ne, aš jums sumokėsiu. Ne, nichuoj nesužiūrėk, aš netalpu jau, blėt, lengvai neįti. Ne, nepatogu, žinokit. Mėliau jau sutikčiau būti nahu nušautus vietoj miške, blėt, nepatogu. Model Y patogiau yra vežti nahu žmogų bagažinėje, bet jūs to nebandykite namie. Šiaip yra viena esmė. Dėl Sentry Mode. Jeigu jūs kartais esat super mama, tai metų motinai, paliekat savo vaiką prekybos centre ir einat apsipirkti drabužėlių, tai galite jūsų vaikus uždaryti, įjungti Dog Mode, čia šuns modas yra, kad jūsų vaikui ten ventiliaciją įjungs, tai parodys, kad mano savininkas išėjo ir jis greitai grįš, nesijaudinkit. Ir tam bus graži temperatūra, viskas bus uždaryta ir zaibys. Dog Mode būtinai įjunkit, kai vaikus paliekat šitą taškį, blėt. Wow, labai greitai atsidaro. Mašina nauja. O, manekieno laidai. Va čia tai zaibys, čia ir šiaip ir BMW tinka. Manekieno irgi laidai, blėt, geras dalykas. Čia elektromobilių pasaulyje yra kaip socialinė valiuta, čia kaip bomž paketai zonai, blėt. Arba cigaretės, na, čia labai svarbu tokį laidą turėti. Nes kada būnam pizda, jis gelbė jūsų šikną, blėt. Man atrodo, jeigu manęs nuojauto neapgauna, kad labai sumažėjo smarkiai bagažnikas, bet čia galbūt gali būti, kad čia variklis priekyje dar yra. Blėt, čia kažką galite įsidėti. Kokią katę galite savo įsidėti, kačių nedėkit. Pizzą galite įsidėti, kad nesmirėtų salonė. Kačių, blėt, nedėkit, aš suprantu. Kaicų nahu nedėkit. Mylėkit ryžas kaicis, jūs atneša pinigus. Va, yra kažkoks, blėt, čia aptiečka nahui. Jeigu jūsų, blėt, elektromobilis įsikraus. Arba jūs eisit, blėt, į Tesla Party, tai galėsit, blėt, nežinau, aptiečką, jeigu anusas plyš, nahui. Ne, hebra nepykit, nahui, bet Tesla vairuotojai bairį greit užgimėm, blėt, ir čia jau nieko nepadarysi, čia, žinai, čia, blėt, toks gyvenimas, nahui. Kartais reikia pakentėti. Žmonės pavydė, kad gerą mašiną turite, kad mažai ryja, bet aišku, yra minusas labai greit nuvertėja. Dėl to aš ir sakau, jeigu jūs neturite pinigėlių, nepirkit, nahui. Jeigu turite UAB, nurašot PVM, APV paramą paimat, pasiunčiate nahu, kas tas paramas dalina. Vsio, važinėjat, kaifuojat nuo gyvenimo. Prasukot 105 štukų, keičiat naują elektromobilį. Teslos tam ir buvo sukurtas, čia kaip iPhone'ai. Jūs iš tas mašinas žiūrėkit kaip į iPhone'us, kurios turi gerą dinamiką. Ir kas svarbiausia, galbūt jinai yra nuobodi iš išras, bet jinai yra viduje visiškai kitus automobilius. Tesla parduoda su jausmu. Jausmu, kad tu esi autistas, kuris planšetės iš rankos nepaleidžia, žaidžia su kompu, žiūri teliką ir panašiai. Jinai sukurta tai kartai, kuri tiesiog mėgsta technologijas. Davai, važiuojam, prasivažiuosim, atsisėsim. Garočiai įlipus į Teslą iškart norisi pradėti nuo multimedijos, nes čia pagrindinė esmė, kad tu esi 5 metų vaikas ir tipo gali durniuot mašinai. Ir paėdai ten kurtų. Tuoj sukursiu hitą, palauk sekundę. Karočią, jeigu norite, galite man parašyti, galiu jums dainą sukurti. Blėt, kaip iš čia? O, 2 gaidelės galiu pagroti. Vestuvių muzikantas Igor Šiškin. Jeigu Rolandas Mackevičius ima 10K, už 20K atvažiuosiu, sąskaitas išrašoma. Nežinau, toks pigus. Iš esmės, atsisėdus į šitą automobilį, pirmas įspūdis. Labai malonu sėdėti, prasme, viskas labai maloniai, man patinka šonė Alcantara, man patinka apšvietimas, kuris eina aplink visą kokpitą. Man patinka rankenėlės, mygtukas yra atsidaryti durys patogiai. Niekas negrįžda, galėtų daryti, uždaryti. Toks metalinis papuošimas ant plastikų yra toks malonas, jis nerežia akies, gali pasikrauti savo telefoną, padėti iPhone'ą ir jis kraunasi. Yra labai malonu sėdėti. Erdvu, stiklinė panorama, minimalizmas visur. Vairas pagaliau normalus, blėt. Toks Tesla, tiesiog užrašas, nėra tos sidabrinio šūdo, blėt. Mašinai pagaliau yra malonu sėdėti. Nėra medinio papuošimo, blėt. Yra toks medžiaginė dalis, kurie yra malonė, palyginus su senu šūdu tokiu mediniu. Tesla nėra ventiliacijos standartinės. Čia yra esmė, kad stovi
vieną vientisą panelę ir pučia orą, ir tu gali orą reguliuoti. Tai aš dabar, blėt, turiu kiekvieną tą šūdą, blėt, suras nahui. Atrodo, blėt, paprasta, bet hui surasi. Sentry modas įjungtas, rekordina viską, va, labai patogu, jeigu pas jūs kaimynai labai hujovi yra. Bet viskas yra atidaroma per ekraną, viskas per ekraną. Tai prasme, jeigu jūs nesate pripratęs, tai, blėt, jums labai sudėtinga bus. Dar viena naujiena, kur yra Teslai, tai kad nuo šiol nėra svirtelių, nieko visiškai nėra, viskas yra integruota į vairą. Posūkis rodote va tai va, rodo va mišką, tada sukate į čia, rodo mišką, bet gražiai įsijungia, nėra taip, kad kaip BMW, kad labai komplikuota. Gan lengva naudotis, įmanoma priprasti. O kada norite važiuoti į priekį, paspaudžiate stabdį, drive ir jis pradeda važiuoti. Čia galą važiuoja, čia parkingas. Viskas labai primityvu. Žmonėm, kurie neturi teisių arba pargėrė teisės, tai galbūt yra jums antras šansas per naują išsilaikyti viską, nes yra daug paprasčiau negu, tarkim, paprastas vidaus degimo variklis. Taipogi čia yra labai daug pramogų. Jauti gerai garso izoliaciją. Tai prasme, labai gerai garso izoliacija. Visur dvigubi langai, bet dėl garso izoliacijos tai čia padirbėjo. Čia yra daug bairių, kurių visi žinote, kad jinai gali bezdėti, jinai gali muziką kurti, galima laužą įjungti vėliau, nežinau kaip, blėt, išjungti tą šūdą. Galima įsivaizduoti, kad tu po Marsą važinėjai. Nu, tokia visa huita yra prigalvota. Yra light show. Galima paleisti light show va dabar, va, jeigu norite pamatyti, ką naujo įdėjo, blėt. Pristatome jum cirką, light show, naujajam Tesla Model 3, nahui. Vau, tiesiog, blėt, bravo, nahu, bravo, blėt, nahui, pizdės, blėt, nahu, eiti koncertus, negali kiemė, blėt, pasileisti, visi žinos, kad tu debilas esi, nahui. Vau, nuostabu Tesla. Nu gerai, gali baigti, nahui. Nu, vau, nu ką tu. Šiaip įspūdingiausia buvo Model X, kur buvo Falcon Dorsai, kur atsidarydavo, kurie yra nepatikimi, labai praleidžia vandenį, bet buvo įspūdingiau. Čia, tipo, toks, vat. Kas dar nežino, kad Tesla moka taip daryti, tai jinai va moka. Tai tu langus uždarysi, blėt, šau padarai, nahui. Ruduo šalta, jau būna vairuoti. Užsidarė. Все. Kalbant apie Tesla Plus subscription, už kurį mokė 9,99 kiekvieną mėnesį, bet gauni Netflix, YouTube'as, internetas, Spotify. Ir kalbant apie YouTube, pas mus išėjo naujas kanalas Šiškin Vibe, kuriame yra labai įdomus intelektualūs pašnekovai ir daug naujų dalykų jūs savo gyvenime galite sužinoti, žiūrėdami įdomių žmonės. Ir va, naujoje laidoje Linas Cicėnas Cica. Lietuvius savo paveikslą sužavėjęs pasaulyje. Paveikslai po 100 gabalų. Kaip 3 Teslos. Geras intervas. Žinokit, užžiūrėkit, pasižiūrėkit. Realiai. O Teslai galite neišlypę žiūrėti. Va, automobilį galima oro tai va pasireguliuoti, kaip nori. Šiaip iš esmės yra patogu, kai žinai kas spaust. Ir labai didelis pliusas naujoji Tesla 3 Highlands modelėje, kad tu gali sėdynės baziniai komplektacijai ne tik tai šildyti, bet ir šaldyti. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu laukia kokio 20 laipsnių, tavo subinė pradeda prakaituoti. O jeigu tavo subinė yra dar plaukuota, tai gali prasidėti visokie uždegimai šiknos, blėt, ir vėliau reikės varyti pas savo urologą, kad jis tu išrašytų tepaliukus šiknaskirį, blėt. Ir po to galėsi giminaičiams sakyti, kodėl pas tave prasidėjo problemos su šiknaskirė, sakys, aha, buvai gal didį partį, blėt, tik nieko nesakėjai, melagi mažas, nahui, tai va. Čia yra sėdynių prapūtimas, labai geras dalykas. Minusiukas gali būti su šitą mašiną, kad jinai pastoviai stengsis jums sakyti, kad jūs viršėt greitį, blėt, ką jam daryti, kad jūs biški kirtot liniją, blėt. O tas gali jūs užpis, nahui. Galima išjungti, aišku, tą garsą, kuris tikrai yra užpisantis. Bet Tesla pastoviai stengiasi reguliuoti, kaip tu reikia gyventi. Tas užpisa. Didelis pliusas yra, kad Tesla galima vairuoti su vienu pedalu. Aš kartais to jau pasilgstu. Nes su vienu pedalu gali žaisti kaip tik nori.
jinai pati, kaip sakant, gražiai vairuojasi, atsipalaiduoja tada pilnai, gali su žmogum, su savo mergina, gali sėdėti, kalbėti. Visiškai kitoks atpalaiduojantis vairavimas. Kas eina dėl pakabos? Tesla Model 3 naujasis Highlands turi visiškai kitokią pakabą, jinai yra minkšta, subalansuota, išlaikyta. Jaučias, kad vokiečių inžinieriai čia padirbėjo. Visiškai kitas automobilis. Jį malonu vairuoti yra. Izoliacija nahui normaliai, blėt. Kur jūs buvote anksčiau, blėt? Alio. Čia kita taškė. Tai tik problema yra, kad dabar daug kas išbandė senas tas Teslas, dušmanagi senas tas Teslas vairuoja. Visi galvoja, kad tai yra taburetė į baną. Šitas automobilis nėra taburetė, jis pagaliau yra patogus. Dar didelis pliusas atkreipsiu, kad vairas, nors yra pilnai elektrinis, blėt, taip aštriai gražiai valdosi, blėt. Visiškas aštrumas, toks lengvumas vairo. Bet nėra kartu, kad jis klamzi, blėt, kaip Volkswagenė, kad nejauti. Tu jauti pilnai automobilį, jauti, kur jis pasuks, supranti, kur jis pasuks. Maksimą sustok, na. Važiuoja visur, blėt. Mes iš Norvegijos čia varom, iš Tilgenborgo, nahu. Skutam galvos, blėt, silkiam, blėt. Jūs čia, nahu, bandot mus pakirtinėt, blėt. Va, posūkį rodom su haptic feedbacku. Sakau, labai greit galima pripras, atrodo, kad huine, bet realiai patogiau, hebra, nereikia rankų nuo vairo nuimti ir važinėja savo. Automatiškai stabdo. Gražu, karočiui. Aš tiesiog esu atidrošinęs gerai elektromobilius, dažnai mėgaudavus kelionėm, ypač kažkur už miestą. Tik problema būdavo, kai, blėt, išsikrauna elektromobilis, tu turi kažkur tai jibanam miške krautis jį ir tai buvo tikrai labai nemalonu. Ir paskutiniu metu buvo, kad labai daug elektromobilistų buvo ir visi pizdinosi dėl pakrovimo laido. Dabar, kaip žinau, situacija šiek tiek aprimo, bet panašu, jeigu ten įves valdžia, kad bus tos mažos užterštumo zonos šiandien, po metų dviejų, tai vėl, man atrodo, Teslos grįš į centrą ir bus labai daug Teslų. Bet aš priminsiu, tipo, jungsiu Autosteer Temporary Unavailable. Kaip tai Unavailable, nahui? Kodėl, nahui? Suka, buvo available, dabar ne available. Eik tu, nahui. Nu, kažką gal, dabar gerai. Žodžiu, yra esmė tokia. BMW vairuotojai, Mercedes vairuotojai vis laik perka tačkę dėl įvaizdžių, kad paglosti savo ego, kad laižytų kiaušus, kiti, ten draugeliai. Dažniausiai komplimentai, aišku, iš draugų susilaukiamai yra. Jinai dabar pati vairuoja, jeigu ką. Va, linija rodo, kad jinai pati vairuoja. Bet siūlo vis tiek laikyti vairą, nes jinai mato, kad aš nelaikau vairą. Jinai, blėt, kaip policininkas, viską mato. Tu mažiau, blėt, žiūrėk, kiek kelia nahui. Nes dažnai grybą pjauna su greičiais, rodo, kad vienas greitis turi būti realiai, kitas greitis, tai labai užpisa, blėt. BMW daug šustresnė ženklų kontrolė yra. Ta va pastebėjau jau. Tesla jobas plaga. Lohai! Мы в Норвегии пробились, нахуй! Здорово! Здорово, kintai, nesisveikina, matai, va nesisveikina. Jis jaučia konkurenciją, kad aš turiu čia, blėt, žinai, aš turiu čia, nahu, nuliovo tačką su Norgės numeriais. Bet jis net nežiūri, žinai, apsimeta, kad nemato. Jis viską mato, blėt. Mato kurva, per ekranus mato. Aš irgi va galiu įjungti, va, bet aš tipo nematau. Pydaras, blėt. Nu, pamaitinom Justą, dabar galim tęsti kelionę. Justas labai džiaugias šito automobilio pakaba. Sako, vis laik, kaip su šitą kamerą filmuojam gale. Kamera labai kratos. Su šito automobilio jinai nesikrato. Keista, kaip jie taip sugebėjo improvint, bet šaunuoliai. Ką, biškai galim pavažiuoti. Gerai valdosi, jinai gerai valdosi. Vienintelis minusas galbūt, jeigu ilgos kojos, nepatogu yra sėdėti sedanė žemam, nes, tiesiog nepatogu. Džipė, Model Y gal patogiau būtų sėdėti. Bet čia toks mažas nusiskundimas, nes, toks yra modelis, čia nieko nepakeisiu. Turbūt daugelis su manim sutiks, kad žmonės po 2010 metų gyveno visiškai kitokią gyvenimą negu iki 2010 metų. Atsirado išmanus telefonai, planšetės, visi pradėjome daugiau sėdėti internete, naršyti. Ir esmė, kad mes esame, blėt, priklausomi realiai nuo tų telefonų ir nuo to sėdėjimo socialiniuose tinkluose. Ir tiesiog mums sukūrė automobilį, kuris turi planšetę viduje. Be planšetės, manau, jį vairuoti būtų nuobodu.
Bet klausimas, ar mieste yra automobiliai, kuriuos nėra nuobodu vairuoti kamščiuose? Tu dažniausiai tiesiog stovi kamštį. Tai pridėjus tą, kad tai yra idealus automobilis mieste, pridėjus tą, kad jis taipogi turi minusų, kad labai greit nuvertėja, bet jeigu jūs perkat jį ant įmonės naujo, arba galbūt naudotą, Highlines ateityje pirksit. Tai yra visai neblogas automobilis, tik jis turi būti europinis, ne amerikoniškas, turi veikti Tesla Plus tą subscription sistemą, kad turėtumėt Spotify, Netflix, YouTube, internetą, kad pilnai naudotumėtės šitą planšetę, planštą jobą šitą. Gal čia visai ir neblogas automobilis miestui. Jeigu esate dar mažesnį sudėjimą, tai jums čia daugiau negu pakankamai vietos. Vienintelis minusas, jeigu jūs kažkur toli trasą vis laik važinėt kiekvieną dieną, tai jūs užsipysat krautis. Bet jeigu jūs kartais ten nuvartai kokius Trakus ar Birštoną ten, tai jums visiškai jokių problemų nekils. O dabar rodo, range'as 438 km likę. Ten žinau, kad Tesla tiksliai nerodo. Sakykime, iki Palangos gal dabar nedavažiuotume, bet jeigu pilnai pasikrautume, galbūt arti Palangos kažkur ar lėktume beveik tuščia batkio. O šiaip Tesla turi gerą europinį pakrovimo tinklą. Nu ir Tesla ką? Tesla yra Tesla, visi nahu nori iš elektromobilistų turėti Teslas. Tai turbūt jie savo jau kažkiek pasiekė. Bet jeigu jūs esate tas žmogus, kuris mėgsta vairavimo aštrumą, čia yra. Jis vairuojasi gan aštriai, gan maloniai, bet kažkokio didelio malonumo jūs nepajusite, jeigu jūs pripratę prie automobilio garso ir panašiai. Tai vat, reikia galvoti, prioritetą, ką jūs norite, ar vairuoti. Blėt, būtų gerai, kad pati dar įvažiuotų nahu. Jaučiu gali įvažiuoti, bet mes čia, blėt, visko nahu negalim tiesiog sužinoti iš karto. Tai vat, jeigu norite universalaus automobilio, kuris tiktų mieste, kiekvienos dienos gyvenimo sąlygom, turbūt čia vienas iš idealiausių dabar variantų. Nes jis maksimaliai yra išbaigtas už savo pinigus. Jis nenori būti S-klasė, jis ir nėra S-klasė, bet jis yra, blėt, patogus, kasdieniam naudojimo automobilis. Taigi keista, bet jeigu tau tikrai, blėt, taip vat noris to elektromobilio, tu matai, kad nemokamas parkavimas yra didelis pliusas, kad taršos mokesčio nebus, važiuojant į centrą, tu turėtum rinktis šitą elektromobilį. Skamba keistai. Bet jeigu tau nereikia elektromobilio, tai stay away nahu. Nes jeigu tu neturi kasko, jeigu kažkas su baterija atsitiks, jeigu nėra garantijos, šitos mašinos kaina yra baterija. Taip, jinai yra maloniai, graži jau galima važinėti, jau negėda, blėt. Bet šito automobilio visa kaina yra baterija. Ir kasko yra toks žvėriškai brangus, kad kol nebus veikiančios atstovybės, aš abejoju, kad kasko atpiks. Nu va, kol buvom trumpai išėję, Centricam užfiksavo įsilaužėlį, blėt. O čia vienas su džinsais atėjo. O kitas va, nusikaltėlis va, atėjo su baltas striukai ir baltais kėdais. Jeigu atpažinsit šitą žmogų, neskambinkit niekam, Pasakysiu atvirai, jeigu taip visus elektromobilius iš eilės testuoti, tai, blėt, nėra apie ką kalbėti. Prasme, čia automobilių žurnalizmo pabaigos pradžia, blėt, elektromobiliai yra. Bet kadangi Tesla kompanija yra tokia jauna ir principė visus Teslos produktus pamatėm, pačiupinėjom, tai galima drąsiai teikti, kad jie sugebėjo visgi padaryti iš labai šūdinio produkto kažką gan neblogo. Blėt, čia jau vertas pagarbos daiktas yra. Tik dabar reikia nuvaryti mum link golfo resorto, pravažiuoti, prajaust, kaip jaučias dabar važiuoti trasa. Ar garso izoliacija gera ar bloga. Nes mieste taip, jinai ramiai, gražiai, viskas, blėt, bet pažiūrėt, ar iš tikrųjų jinai yra pagerėjus, ar visgi tokia dar chujova. Mus bando dabar lenkti Toyota ir mes, o tu kurva, o čia tai, blėt, pagreitis, nahui. Tai čia tai pagreitis. Čia yra geras pagreitis. Taip, važiuojame 130, stengiamės neviršyti, jungiam autopilotą, neleidžia jungti. Gerai, neleidžia jungti, gerai. Važiuojame 120.
Pirmi pojūčiai labai stabilu. Labai stabilu. Nors automobilis nėra toks pailgas, nedidelis, važiuoja 130, galima ramiai. Aišku, pradeda jaustis, kad pakaba nėra kažkokia tai super plaši, super minkšta. Bet važiuoti įmanoma, išjungs aš garsą, nes čia pastovi notificationas mėta. Šiš kebaba. O, čia yra kebabinė, šiš kebaba. O, BMW nori lenkt. Nu gerai, čia užblūrins. Ne, be šansų jam aplenkt, nu, ta prasme, blėt, seniai, next time, kitam gyvenime. Nėra to šansų, seniai, nėra to šansų. Mes tiesiog čia laidą filmuojam, mes negalim irgi čia, blėt, darys Fast and Furious. Kas čia per chuinia buvo? Tu matei? Jis bandė, blėt, aplenkt, nu, blėt, ir pizdan, va, dėl tokių durnių, blėt. Nu, reikia pažiūrėti, va, kokio profilio vairuotų. Jaučiu su ūsais, blėt, ir už šeimų maršą, na, hui. Ne, su greičio keniais, blėt, dar blogiau. Vat didelis pliusas yra, kad Tesla Model 3 dabar gale yra antra tokia nedidelė planšetė. Kelionės metu jinai veikia ir galima vis tiek žiūrėti YouTube. Tai jeigu jūsų žmona su vaikeliu sėdi gale, jūs varote į kelionę, jinai gali žiūrėti televizorių, kol jūs klausotės, tarkim, Spotify. Arba jūs su draugeliam galite įjungti mūsų nuostabųjų kanalą Šiškin Vibe. Iš tikrųjų, gerai sugalvota, labai paprasta, malonu. Atsiprašau, kad aš su šortais, bet labai karšta buvo. Aš prižadu ateities podcastuose būti jau su kelniam, nes šalta. Na, aš karštas bičias, esu plaukuotas, man vis laik karšta yra, blėt. Aš vos prisiverčiau kelnis susidėti dabar. Šaltesni sezonai atėjo, tai pradėjau kelnis nešioti. Pasaulis pradėjo judėti labai greitai. Technologijos viską keičia. Kiekvieną dieną kažkas naujo. Kažkas pasaulyje atsitiko, kažkas atsitiko technologijų pasaulyje, kažkas atsitiko Lietuvoje. Žmonėms reikia kartais šiek tiek stabilumo, šiek tiek automobilių, kuris padėtų gyventi, jeigu turi įkrovimo laidą. Ir Tesla su Model 3 Highlands, man atrodo, pagaliau padarė tai, ką reikėjo seniausiai padaryti. Tiesiog vienintelis dalykas, galbūt jis yra per brangus vidutiniam vartotojui, bet jeigu tu turi galimybę jį turėti, greičiausiai tu turi jį nusipirkti. Mums labai svarbu jūsų palaikymas, dėkite laiką, komentarus ir dalinkitės su savo seneliais, tėvais, draugais. Dalinkitės kiek įmanoma daugiau. Mums labai svarbu jūsų palaikymas. Ačiū Jums. Ir taipogi neužmirškit prenumeruoti Šiškin Vibe, nes ten yra intelektualus vibas. Ten galite sužinoti daug įdomių, nuostabių dalykų su nuostabiais žmonėmis. Ačiū Jums. Namaste kintai.